ištveria ir beveik sušunka. Tai, kad Kočiūnas priėmė ją mokytis į savo institutą, yra jos ir jo tragedija. Nes juk tai yra tipiška histrioninė asmenybė, kurios tikslas nugalėti tėvą. Pasirodo tai, kad ji, būdama pacientė, buvo priimta mokytis psichoterapijos, reiškia ne ką kitą, kaip jos pergalė prieš tėvą, kas yra jos liguisto asmenybės formavimosi tikslas. Ir toliau tapo labai aišku, kad viskas sukasi apie šitą diagnozę. Ir visa informacija apie pacientę ir jos gyvenimą jau matoma yra grinai šitose rėmuose. Ir aišku, jauti vis tiek būdamas, kad tas psichoterapeutas yra patenkintas labai, jam labai lengvai jaučiasi kūrybingas, galintis viską kažkaip kūrybiškai savaip susijęti su šita schema. Ir tikrai tai turi šarmo, tai turi žavesio, ypač tuo metu, kai tu bendrauji, kai tu girdi, viskas kažkaip stebuklingai susilieja į visumą ir viskas taip labai aišku. Bet tai netrunka labai ilgai. Tu grįžti, ten praeina viena diena, kita diena, vėl matai tą pacientę, vėl matai ją kitoj šviesoj ir galvoji, kiek tai yra. Tai yra nutapytas, psichoanalitiko nutapytas paveikslas to žmogaus, bet tu jį susitikdamas, tu jį matai vis kitokį. Ir tada yra klausimas. Taip, gražus paveikslas, bet ar tai yra tikrai naudinga tam pacientui, kad aš visada nešiojuosi tą paveikslą ir lyginu jį. Aš to kartu atitinki ar netitinki. Tai dabar arčiau prie rašymo terapijos. Rašymo terapija taip pat yra pavojus matyti žmogų tokį, kokio reikia man pačiam, o ne to, koks tas žmogus yra iš tikrųjų, svarbiausia, ko jis nori iš manęs, iš tikrųjų, kas mūsų darbe gali jam padėti. Nenorom su skausmu širdie vis prisimenu vieną savo pacientę, sirgusią šizofrektiniu sutrikimu, kuri buvo gyvenime patyrus keletą psichozės epizodų ir jai buvo paskirtos didelės vaistų dozės. Ta pacientė rašė labai gražius eilėraščius. Jinai buvo iš kaimo ir tie eilėraščiai tokie buvo tikrai kažkokie netipiniai, tokie kaip yra primityvusis menas, dailė. Taip ir tas primityvioji tokia poezija, jinai gali, labai kažkokia buvo skambi ir tokia labai spalvinga. Jinai beveik kasdien atnešdavo po naują eilėraštį ir paskaitydavo. Aš klausydavau, aikčiodavau, sakydavau, nuostabu, jūs rašykit, kažkaip labai norėjosi palaikyti tą jos pusę. Pradžioj tariausi su gydytojais, ar jinai norėjo mažinti tuos vaistus. Tariausi su gydytojais, gydytojai, aišku, ten pas mus skyriui, jie labai nori mažina, sako mažink, tegul mažina. Tai aš paskui ir nesitardavau, praėjo savaitę, sakau, dar sumažinkit ten. Ir galų gale jinai jau ten visai tos pirštus beveik kaip ir nutraukė. Ir viskas atrodė labai gerai, jinai vis gyvesnė, kūrybiškesnė. Labai norėjau matyti joje sveiką, kuriančią asmenybę, visai užmerkdamas akis jos ligai. Bet to galbūt toks buvo slaptas noras pasipuikuoti prieš save, prieš kitus, kad aš čia galiu su rašymu, kūrybiškumo skatinimu maždaug išgydyti žmogų, apsaugoti nuo tokių baisių vaistų dozių ir maždaug išgydyti nuo tokios ligos. Aišku, kaip ir galima buvo tikėtis, viskas baigėsi ne taip humaniškai, tai prasidėjo psichozė, ėmė kliedėti tą pacientę. Jame reikalauti ten prisipažinti, kad aš ją įsimylėjęs, paskui ten jau iki drastiškų, liepė grąžinti visą kūrybą. Žodžiu, baigėsi jos buvimas jau kitam skyriui.
vat, ir toks atrodo gražus noras padėti žmogui, bet ar jam tikrai to reikėjo, tai aišku, kad ne. Na ir keletas žodžių, kokiegi būtų ta humanistinė psichiatrija, psichoterapija, psichologija, rašymo terapija. Visų pirma, tai tokia, kuri priima žmogų tokį, koks jis yra. Su jo liga, su jo sveikata, su jo pozityviom, bet tikrai ir nebūtinai pozityviom pusėm. Galbūt irgi per patirtį toks atėjo atradimas, kaip humanistų tie teorikai ir Rodžersas ypač sakydavo, kad žmogus iš prigimties yra geras. Tai kažkuriuo metu tuo labai tikėjau, bet paskui labai patiko, man tokią atsvarą radau. Tada dar buvo gyvas Jonas Paulius II popiežius. Tokia radau jo atsvarą, kad žmogus iš prigimties yra blogas. Ir jeigu jam paliekam laisvę, tai blogio pradas yra stipresnis už gėrio pradą. Ir kažkaip visą laiką paskui taip ir bandžiau tarp to ieškoti savo to atsakymą, tarp šitų dviejų tokių idėjų pasakymų. Turbūt būtų sunku iš tikrųjų vieną ir atrasti. Taigi, humanistinė psichoterapija orientuota ne į tai, ko reikia gydytojui, bet orientuota į tai, ko reikia pacientui. Ir psichoterapijoje tai erdvė, leidžianti žmogui laisvai išsikalbėti. Visų pirma, tai neskubėjimas, tai daug tylos, daug erdvės tam žmogui. Vis prisimenu vieną savo patirtį. Buvau gal 5 metų atvaikščiojęs pats pas vieną nehumanistinės krypties psichoterapeutą. Ir ten, aišku, to humanizmo irgi daug buvo, bet labai jausdavosi kartais, kur yra tos erdvės kaip ir nelieka, kai psichoterapeutas sako, tu čia, aišku, esi laisvas rinktis, bet... Ir tas bet, jis vis tiek labai daug, jeigu tu esi jautrus, pažeidžiamas, ypač jeigu tas žmogus tavo autoritetas yra, jisai labai daug gali tave kur nukreipti. Ir įvyko kartą toks atsitikimas, kad tuo metu išgyvenau sunku tokį savo gyvenimo laikotarpį ir į mano kabinetą užklydo vienas psichoterapeutas estas, norėjau pasiskolinti literatūros. Aš taip nenoriai ten jį pakviečiau, bet mes sėdėjom kartu, pradėjom apie tą literatūrą, paskui aš pradėjau apie save kalbėti ir žiūriu, kad jis taip po truputį tyla, aš kažkaip vis daugiau apie save kalbu. Ir tokios atsirado tylos pauzės. Paskui vienu metu galvo, gal jis toks estas lėtas, nesugeba sugalvoti, kaip sureaguoti tas tylos pauzės. Bet tikrai kažkurio momentu pajutau, kad šalia yra žmogus ir jisai manęs klauso. Ir galvoju, negi aš čia galiu piknaudžiauti erdvę, nors išsikalbėti tikrai norėjusi. Ir dar kažką pasakoju, paskui pravirkau, žiūriu ir jam vieną ten ašarą nuriedėjo. Ir visai taip sėdi ir tiesiog klauso, žiūri kokią gerą valandą. Paskui atsistojom, apsikabinom, jisai man sako, tai niekad brat. Ir išėjo. Ir toks man liko kažkoks toks patyrimas, nežinau, ar tai galima pavadinti psichoterapija, bet jeigu tai būtų, norėtųsi, kad kažkas tokio būtų humanistinė psichoterapija. Galėtų tokia būti, bent norėtųsi, kad tokia būtų.
Psichiatrijoje tai yra iš tikrųjų liūdna padėtis, kiek man tekdavo matyti ir kaip gydytojai labai greit nukreipia. Taip pat prisimenu tą patį Alekseičiką, kuris tikrai nepasakyčiau, kad humanistiškas, bet sakydavo, kad reikia skirti 15 minučių tiesiog paciento skundam. Visai nieko neįsiterpiant, nieko ten nenukreipinėjant jo, per daug nesiaiškinant, bet tiesiog išsisakyti ją. 15 minučių psichiatrijoje, tai manau, yra iš tikrųjų daug. Ir pacientai tą tikrai jaučia ir įvertina. Aišku, tai ir siūlymas pacientui, kuo daugiau įsitraukti į gydymą. Bet kas irgi Alekseičiko skyriui būdinga, tai o kokie vaistai, kokiu jūs norėtumėt vaistų? Tikrai labai nedaug kas tai paklausia. Kas jums padėdavo? Koks vaistas jums padėdavo? Kokios dozės padėdavo? O dabar, kaip jūs jaučiat, kokia dozė jums dabar padėtų? Nors, aišku, dalis žmonių tam visada priešinasi, ypač tie, kur pripratę atsakomybę atiduoti gydytojam, jiem kiti ir supyksta atvirai, ką čia maždaug, aš savo gydytojas turiu būti, čia jūsų kompetencija man pasirinkti. O paskui eina ir kitam skundžiasi, kad mananas gydytojas ten atliškas dozes. Tai skatinimas žmogui įsitraukti ir tapti atsakingu už savo gyvenimą ir savo gydymą. Na ir noris prie rašymo terapijos pereiti. Tai kaip pasiūlyti žmogui rašyti tai, ko reikia ne man pačiam, o ko reikia tam pačiam žmogui ir kas galėtų jam padėti. Tai kaip minėjau, pirmiausiai tai gali padėti neskubėjimas. Išlaukti, kol gims aiškumas, ko tam žmogui tikrai reikia. Aišku, visada yra ta pagunda ir kai kurie žmonės tą labai skatina, viską suprogramuoti, sustruktūruoti. Sako, kodėl jūs nepasiruošėt čia su PowerPoint'u jokio pristatymo, aiškiai, kodėl neišdėstot metodų, ką kiekvienas metodas duoda, prie kokių ten sutrikimų jisai tinka. Ir kartais tą atlaikyti nerimo žmogaus neapibrėžtumo yra daug sunkiau, negu jam labai taip aiškiai viską išdėstyti. Ir pačiam, aišku, kartais vesti seminarą ir sakyti, dabar mes visi išsitraukim lapelį popieriaus ir rašom humanistinę pasaką, kur ten kiekvienas būtumėm kažkoks veikėjas pagrindinis tos pasakos. Galim nusikelti stovyklą kokią nors ir kur tas veikėjas ten veikia, kas vyksta su juo. Arba rašom visi vieni kitiem laiškus. Išsirenkam kažkokį žmogų, kuriam norisi kažką pasakyti ir rašom laiškus. Tai ta pagunda visada yra. Bet taip atrandu su patirtim vis daugiau, kad kartais labai svarbu nepasiduoti tai pagundai. Ir būtent išlaukti. Vieną kartą atsimenu, visai nesenai toks buvo irgi, pacientė išsakė savo problemą ir toks lyg teoriškai reiktų pasiūlyti, kad visi mes rašom pasaką jai. Sakau, bet jūs neskubėkit, jūs pajauskit, ko jums dabar tikrai norėtųsi. Jinai ten pasikankino, sako, norėčiau su jumis valsą pašokti. Ir tada taip, galvoju, kad čia yra daug tikriau, negu ką aš pasiūlyčiau. Ir vienaip galvoju, paskui baigėsi, kad mes visi rašėm tą valso temą, kiekvienas tam kitaip, kas eilėraštį, kas ten instrukcija, kaip šokti valsą. Bet tas gavosi labai toks aiškus jausmas, kad toks džiaziukas gavosi ir daug terapiškiau ir daug gyviau, negu mes būtume pagal tą schemą visi rašę pasakas.
Arba kitas toks, irgi prisimenu, baigėsi seminaras, klausiu, ko dar trūko. Kitą dieną jau baigsim seminarą, ko dar trūko. Viena moteris sako, žinot, mes labai daug interakcijų buvo tarp mūsų, rašėm ten laiškus, atsivėrėm jausmus vieni kitiem, bet sako, aš per 3 dienas nieko nežinau apie tuos žmonės. Man būtų labai įdomu pažinti juos. Ir laiko nėra, irgi pagal schemą, tai ką pasiūlyt, biografiją kažkokią mini, kad kiekvienas parašytų. Bet taip irgi, galvoju, reikia išlaukti. Išmiegoti, su to išmiegojom. Paskui kitą rytą viena moteris ateina, sako, turiu tokią problemą. Išėjau ryte pasivaikščioti čia prie kapinių, kapinės ten šalia buvo, sako, radau tokį gražų lagaminą senovišką, kai būdavo ten apkaustyti kampučiai su metalu tokie, ten kokių 50-60 metų. Sako, aš net durna, sako, prie konteinerio buvo, aš jį paėmiau, paslėpiau po ąžuolu. Gal kas norėtumėt jį priglausti. Ir tada, čink tokia mintis, rašom lagaminas. Ir per tą lagaminą taip atsivėrė, per 2 valandas žmonės, kas ten papasakojo savo tėvų tremties istoriją. Kitas parašė, jeigu tai būtų ten mano paskutinė kelionė ar į tremtį, ką aš pasiimčiau, kokie svarbiausi daiktai būtų tam lagamine. Kitas laišką tam lagaminui. Dar kitas ten lagaminas, tas ten kaip karstas ir toks irgi. Tiek daug, ir galvoju, kaip svarbu išlaukti, neskubėti, kol kažkas įvyks. Kažkas įvyks, kas bus tinkamiausia tai situacijai, tam žmogui. Tai čia aš gal labai tokią savitą pateikiu humanistinę interpretaciją, bet jinai tikrai kažkiek atliepia ir Rodžerso teorijai, ypač Rodžerso, man atrodo, tas irgi toks neskubėjimas, daug atspindėjimo, daug to nedirektyvumo, palikimo žmogui pačiam vesti tą procesą. Ir mes dabar iš tikrųjų patiriam labai didelį spaudimą, ypač kas dirba institucijose. Tai labai didelį spaudimą persimti tą modelį, tą tokį industrinį, mašininį modelį, kuris yra visai nehumanistinis ir kuriam būtent kaip priešprieša humanistinė psichologija ir atsirado. Bet dabar, kada žmogus tampa tik tai ten siunčia tyrimui, tai net pavardės nebelieka, yra tik tai tavo brūkšninis kodas. Visi susiduriam su tuo. Ar jeigu nueinu pas šeimos gydytoją, tai ten gerai, jeigu į akis pasižiūri, bet net nebaigia išklausyti mano žodžių, ką aš noriu pasakyti, ir jau pradeda rašyti receptus ir siuntimus. Siuntimus į tą mašinų pramonę, kur ten greit kraują ištirs ir atspausdins 30 rodiklių kraujo, ten skaičiukų, arba kažkokių nuotraukų, kur irgi to žmogaus vidinio pasaulio visiškai nebelieka. Tai, iš tikrųjų sunku nepasiduoti šitam spaudimui. Ir ieškoti to tikro santykio, kuris yra nesuprogramuotas, bet kuris yra išnešiotas, išlauktas ir gimsta. Tai čia prieš pusmetį išėjau iš ligoninės ir galvojau, kaip iš vis ar įmanoma taip kažkaip bandyti gyventi humanistiškai. Kai
Na, kažkoks, irgi žmogus paskambina, aš jaučiu, kad, nori psichoterapijos, jaučiu, kad jisai antrą kartą neateis. Jis ten jau apėjęs už mane 10 geresnių psichoterapeutų, bet, susitinkam ir galvoju, leisiu savo pabūti humanistiškai, peržengti visas ribas ir, tiesiog pasėdim prie arbatos kokias 2-3 valandas. Ir ten kažkuriuo metu, aišku, tas žmogus išsikalba, paskui pereinam iš visą į pokalbį apie muziką, čia tokia buvo muzikantė, tokia pasimetus ir paskui išėjau, galvoju, gal čia ir nesąmonę padarau, bet kitą dieną gavau tokią žinutę ir kažkaip buvo taip malonu, kad vis tiek, jeigu tu tikrai, kaip ir su Inga kalbėjom, kad reikia daryti tai, ką tu galėtum daryti ir už dyką. Ir aš iš jos irgi nepaimiau pinigų. Žinau, gal ten man bilietus suveiks ten į kokią operą, bet iš tikrųjų visai ne dėl to. Kažkaip toks jausmas, kad šitoj situacijoje nesinori paimti pinigų. Tokią gavau žinutę ir taip kažkaip buvo labai geras atlyginimas. Ačiū Juliau dar kartą už vakar, už tavo girdėjimą ir žmogišką paprastumą. Padėjai susirinkti viduj. Būk palaimintas, postscriptum miegojau be vaistų. Tai, jeigu gali gauti iš paciento tokį kažkokį atreagavimą, tai yra daug brangiau už pinigus ir už visą kitą, nes tai suteikia prasmę tavo gyvenimui. O jeigu dirbi iš tikrųjų tik dėl tų popieriukų, kad ten užpildyti ir kad ten nedaug dievė administracija tau papeikimo neparašytų, kad tu ten kažką praleidai, tai tada toks klausimas, ar aš tikrai darau tai ką turėčiau daryti, ką norėčiau daryti. Tai tokie būtų pamąstymai. Linkėdamas jums iš tikrųjų irgi humanistiškai praleisti šitą advento laiką, nepasiduoti šitai industrializacijai, kuri mums sako, kad iki kalėdų tau dar kažko trūksta, dar ten vieną koncertą nueiti, dar nusipirkti žaisliuką, dar ten, o kartais labai subtiliai sako, gal tau trūksta išvažiuoti kažkur ten į Palangą ar kažkokias rekolekcijas. O gal kartais iš tikrųjų reikia tiesiog ten, kur aš esu, nurimti, apsižiūrėti ir atsisakyti to, ko visai gal nereikia mano gyvenime. Čia vasarą tokią stovyklą darėm rašymo ir kažkaip būna, kaip ir tie žmonės, kur dalyvauja, sako, atradau žodį už 100 eurų, tokie 100 euriniai žodžiai būna, ar sakiniai, frazės, kurios paskui gali nešiotis ir tau padeda. Tokie kaip vidiniai būna gydytojai. Tai iš tos stovyklos tokie iškilo, viena moteris buvo nieko, ten beveik daug nekūrė, bet tokius paliko du sakinius. Ar tu to nori, klaustukas, ar tau to reikia, klaustukas. Tai su tais dviem klausimais norisi pabaigti.